O, все. Šito viešbutį buvau. Gerai, man dabar reikia važiuoti atgal. Žodžiu, planas 300 šiam kilometrų kol kas. Slovakija. Žodžiu, čia Austrija nelabai jau yra ką žiūrėti, nes čia jau šitoj vietoje jau viskas, tie kalnai išblėso. Viešbutis tai ten toksai, nežinau, ten realiai kaip toks medicinos, nežinau, centras, dar kažkas tokia spa, sanatorija, kažkas tokio. Vis labai daug ten visokių procedūrų, žmonių belenkiek, pensų pilna. Kaina gera, kambarys geras, su balkonais visi, nu su balkonais, kai vaizdo nėra, kai yra vaizdas, tai balkonų nebūna, arba kainos būna nesąmoningos, čia 9 eurų už naktį su pusryčiais, labai puikia kaina, sakyčiau. Tai va, žodžiu, dabar susimečiau maršrutą. Na, 308 rodo ten už Bratislavos, jau Slovakijoje. Nusimečiau. Žiūrėsiu, įveiksiu ar ne. Kelias čia toksai turėtų būti pagrindiniai keliai. Tiek, kad savaitgalį šiandien šeštadienis jau, tai eismo gal bus mažiau. Gerokai gal mažiau fūrų nebus, dar kažko. Tikiuosi bus jėgelė. Nu, kol kas vaizdas apie nieką. Kelias geras, ganėtinai greitas, vingiuotas, eismo nėra, kaip ir tikėjausi savaitgalį. Čia vietomis buvo atkarpa tokia vingiuota. Šlapia buvo vietomis ir nuo šlaito žemių sunešta ant posūkio, tai reikia turėti omeny. Nes vakar tai normaliai lijo, žaibavo, blemo, ten prie viešbučio sėdėjau, langas atidarytas, tai kai kaldavo, būdavo, nu, sakykim, blikstę pamatai, nu tai pratęs po kažkiek laiko kalso ten, na, blikstė ir iš karto, net krūptelėjau kartą. What the fuck, čia taip šalia kala. Daugiau paskiau buvo. Tokia visai prikolas. Gerai, kalną lekia jie. Bet šiaip kol kas neblogai. Kelias pasidėliotas, be vaizdų tiesiog vingiuotas. Gal taip visą dieną ar važiuosiu? Tai nieko nebeliks. Nu, Slovakijoje biški ten tų kalnų dar matysis kažkokiu tai va tokio lygio kalvelių. Čia mentai. Taip kažkoks vėl nežinau. Paskutiniai pasispardymai. Kelias kažkoks, nežinau, man nepatinka. Prancūzijoje, Italijoje taip būdavo, taip normaliai gazuoji ir visiškai buvau confident. O čia taip kažkaip, čia tų smalų būna, kokių tai dar kažkas toksai biški slystelėjimai, tai iš karto tas confidence taip žemyn ir nebepatinka šitie keliai man. Prancūzija, Italija, tai jo, čia tas kalnas tokia grinai siena stati. Ha. Telpam, nebijokit. Čia dar upė kažkokia teka.
Žiūrėt, nes čia paskutiniai kalnai. Paskiau nebebus jau viskas bus lygumos, pievos. Tiesus kelias, lygumos. Gal nuo lietaus kas nors nuplauta, nubirėja gal. Kas čia įvyko? Gelbėjimo operacija arba mokymai su dronu. Viskas patiestas skuduras su H raidė tipo va, nusileidimo aikštelė. Turbūt labiau mokymo tikslam. Visi stovi, klauso. Mokina. Kas čia? Arba ne? Arba čia kažkokia figinė. Ja, biški nuplauta. Normaliai nupylė lietutis, vadinasi. Mašinas pravažiuosiu ir aš. Šiupelioja šūdą traktorius. Gelė, po šūdus pasivažinėt, pasitaškyt. Čia normaliai taip praplovė. Normaliai. Tai va dėl to čia labai įsilėkt nereikia, nes gali šiaip žvyro būt priplauta ant kelio. Ratai išsišūdino. Nu, kalniukai, sienos tokios. Buvo gražesnių. Daug debesų, nieko nematyt. Čia realiai pabaiga jau su tais kalnais. Aš kažkaip panašiai ir atsimenu, ir seniau būdavo kalvos, tada dar biškį po kalvų va tokį vadodą, akmens biškį. Ir tada jau viskas tik tais. Mažytas kalvytės, viso, išnyksta. Pabaiga žodžių. Lemba čia toj upėj tiek vatuvo pilna, plaustininkų, baidarininkų, žiauriai daug. Čia šalia upė eina, tokia nebloga atrodo, faina. Laukia čia visi. Nėra labai statu turbūt. Dar yra biški drėgmės vietomis. Jau liemenę nusėmiau, buvau liemenę užsidėjęs, nes lemba visoka buvo. Nusėmiau, nu gerai, taip vėsu, smagu. Visai faina. Kilometrų gal 208 liko. Ties už kokią 100 kilometrų benzo užsipilt. Viešbučio dar nieko nežiūrėjau. Tai realiai kaip ir neaišku dar kiek čia kilometrų, gali būti mažiau, gali būti daugiau. Žiūrint, kur viešbutį rasiu. Nu, bet jau Slovakijai bus kainytės visai kitos. Čia viskas nuo šimtinės startuoja praktiškai. Ten, manau, 100 eurų jau bus neblogai. O yra dar biški tokių akmenų. Nieko. Įtariu, Austrijos jau nebaisiai daug liko. 105 kilometrų, gal 200. Visai neblogai. Kol kas nuotaika nebloga. Viskas neblogai einasi. Eismo nėra, nes savaitgalis. Tas žiauriai džiugina, žiauriai džiugina. Labai žodžiai neblogai. Čia reikia žiūrėti akmenis, visus tos kalnus. Paskutiniai čia jau jie.
baiginėjasi. Lemba kelias visai irgi fan, susidėjęs tokį, iš lempos sumečiau, atvažinėjau per apačią Austrijos. Gaunasi nuo vienos į pietus judėjau ir pakraščiu ten palei Italiją turbūt gaunasi. Tuo pakraščiu kažkaip važiavau. Dabar važiuoju daugiau per šiaurinę dalį. Ir galiu pasakyti, kol kas visai smagiau čia. Nei per apačią. Kaip keliai tokie vingiuoti, visokie parkai ir taip toliau. Eismo nėra. Nes visi, manau, važiuoja pagrindė ten viduriu tos Austrijos. Svilina. Čia toksai labiau jau turistinis maršrutas, vaizdingesnis. Tai man tas patinka, kad čia nedaug. Mocų labai daug mocų. Savaitgalis vis dėlto. Visi lenda, prasilėkti. Aišku, yra turistų, užsieniečių visokių daug. Tokių kaip aš. Kurie juda kažkur, o dar tų baidarininkų. Čia pilna, parkingai pilni, stovi ten autobusai su priekabom, tom baidarėm. Dar ir su tais plaustais mačiau yra guminiais, kur ten būrys sušoka ir vara, ten po tos akmenis pasitrankyti. Nu čia tai jau sekliau. Jau beveik prasivilkt reikėtų, bet vandenukas, skaidrus, švarus. Šeito važiavau, ten upės buvo, tose upėse grinai vanduo purvinas, purva tokį neša, matomai nuo lietaus gal. Kelias visai fan. Nesitikėjau, kad tai bus smagu. Na, bet vis tiek man kažkaip Prancūzija labiau patiko. Su Italija kažkaip aš labiau confident buvau. Sukibimų, gripų. Čia kažkaip taip, ne taip. Ten ir lėkėsi kažkaip smagiau. Lemba gerokai smagiau, ten būdavo augazo įsišiepęs, lemba iki autų varai. Prievartauji tą mocą ir žiauriai smagu buvo. Būdavo slėstas kažkiek tai stengalas, bet jis taip, nu, sakykim, fainai, tu jauti, kad jisai šiek tiek tik tai žyk, bėga į išorę. O čia tai tokie būna vietomis netikėtų tokių vok. Tai nepatinka. Plius tų smalų čia pilna, pritepta ant kelio. Ten kažkaip geriau buvo. Aišku, čia keliai platesni, bet ir tai negelbėja, kad ir platesnis kelias vis tiek kažkaip tais. Lemba, aš galvoju, aš pernai, atsimenu, važiavau kažkaip tais per Austriją ar Šveicariją namo ir aš buvau tokį aфиgeną pasą užgaudęs. Ten kažkaip buvo važiuoti arba autostradą kažkaip tais tiesiai arba sukti šoną ir ten toks belen koks pasas buvo ir aš nežinau, ar ten Šveicarija ar Austrija buvo, ar blemba, neatsimenu. Nes aš atsimenu, atvažiuoju, blemba, tiesiai mokėti reikia jį. Nafik žiūriu, į šoną eina, į šoną žiūriu, vaizdelis ten, aфиgenas. Bet aš kažkodėl galvoju, kad ten Šveicarija. Kaip man atrodo, kad Šveicarija vis dėlto. Nes aš jo pernai per Šveicariją važiavau daug, visą ją išilgai kaliau. Tai greičiausiai ten Šveicarija buvo. Rašo navigacija, kad 100 kilometrų iki finišo. Tai čia visai nedaug realiai. Dar į jokio viešbutį neužsibukinau, bet reikės jau kažkur va stabtelsiu. Kažkada gal neužilgo. Reikės užmest akį. Su būstu. Keliai visai nieko, tokie va, ganėtinai greiti, vingiuoti, smagus tokie žodžiai. Miestelių daug, aišku,
Bet nieko. Trumpėja tokį. Ir nebaisiai daug iš tikrųjų. Kruizinė. Ant 60 ir visa. Bet Austrija jau į pabaigą. Į pabaigą. Aš turėčiau važiuoti ten biškį per vieną. Nu, ne visai per centrą, bet per šoną kažkaip pravažiuoti, man atrodo. Važiuosiu aš čia. Tai va. Dar iki jos nedavažiavau. Žodžiu, oras šilta jau. Nu, motos dabar pyliau kurą, tai 3,2 rodo. Dar neatvėso, bet šiaip šilta. Aišku, čia dabar žemai jau viskas. Čia jau nebebus pakilimų į viršų. Tai jau kepins mane kaip turi būti. Nuotaika gera. Važiuojasi puikiai. Viskas labai neblogai. Nu ką, kalnų jau beveik nebeliko. Laipsnių iš tikro 32. Kepina. Šlapias visas važiuoju. Jokių pakilimų į kalnus, ten atvėsimų nebus. Bus visą laiką va, tokia temperatūra. Žodžiu, kilometrų 100 kem liko. Keliai prasidės va tiesus, be vaizdo. Žodžiu, bus svilinama tiesiai taip. Ai, liūdesys. Na, bet pabaiga. Nieko nepadarys. Taip jau yra. Nieko. Kas viskas labai neblogai. Neblogai jaučiuosi. Dar vienos nedavažiavau. Tai kažkaip šone turi likti. Važiuoju, man atrodo, keliu atvažiavau, nes eina linija, įrašytas kelias. Tai kažkaip panašiai ir važiuosiu realiai. Tai va, žodžiu. Ai, dar vienas dalykėlis bus. Aš visai pamiršęs buvau, bus lygumos, bus vėjuko, bus vėjas, daug vėjo. Ir aš norėčiau tikėtis, kad visą laiką važiuosiu pavėjui. Aišku, bus ne, bus į snukį ir į šoną, bet tikiuosi, labai nenervins. Galbūt, kas čia per miestą šone? Čia netgi gali būti ir viena. Jau kalnai beveik nematyti ten, horizonte kažkur. Ten va kažkokios kalvelės. Žodžiu, pabaiga. Gerų vaizdų. Va šitaip atrodys dabar mano iki namų kelionė. Biški keista, kad nieko nėra. Bet greit pripras akis. Va, ten kalvelių biški likę. Ten gal lietus. Lemba čia pranašauja lietų po pietų. Ir aš labai tikiuosi, kad tas šūdas lietus, jisai bus kažkur kalnuose. Nes rodo, kad thunderstorms. Tai šito aš visai nenorėčiau. Nu va, viskas lieka. Bye bye. Aš važiuoju ten, kur geriau, kur nieko nėra. Lygumos, vėjo malūnėliai, kas reiškia, kad daug vėjo. Ir lygus keliai. Nebus problemų jokių ten su posūkiais, čia, oi, padanga nekabina, smalytės, nesvarbu, tiesiai važiuoti per Belenkagalį. Tai va, užsibukinau viešbutį Slovakijai. Vieną jau pravažiuota realiai, šone liko, aplinkui šią važiavau. Bet dabar mane veda
tiesiai per Bratislavą, tiesiai per centrą. Nelabai aš noriu ten važiuoti, bet šeštadienis, tai šansų yra, kad ten eismo daug nebus. Tai va, liko iki viešbučio 90 km. Žodžiu, vatoj įvažiuosiu į Slovakiją. Ten, va, kaip suprantu, visur yra Bratislava. Taip, aš čia va, šalia sienos. Tuoj ženklai pasikeis. Čia mašinos jau slovakiškos varo. Šik, no thanks. Čia negrybau. Va, pasienis. Austrų milicija stovi. Ir va, tuoj bus Slovakija. Slovensko. Viskas. Austrija baigėsi. Pasibaigė Austrija. M9, 103, šviesos. Tas telefono numeris nesąmoningas, pas juos 15 kažkas. Visur 112, kaip suprantu. Oho! Dabar reikės man prasitarabanėt per Bratislavą, per centruką. O, kas čia per kelias, ko čia taip? Kodėl čia taip nelygu? Kas čia vyksta? Pripratau prie gero. Dabar va, bus tokio kratymosi, taip toliau. Lembausis jau nuspaudė šalmas, jau norisi išlysti. Iki viešbučio 5 km. Ranka pasiekime. Nebūtų užknisę važiuoti, tai čia būtų buvę galima dar pušint daugiau kilometrų, bet fuck it. Ten va kažkoks pastatas, nežinau kas. Čia kaip visose miestuose. Daugiaaukščiai visokie. Kokia bažnyčia stovi, koksai bokštelis, o koksai dar čia, nežinau kas čia. Pilis, kažkoks dvaras, parlamentas. Tiltas va kažkoksai. Dar turbūt jau užsikelt eina. Žodžiu, centriukas. Ir aš per jį judu. Į karštį. Čia kažkokiu tai liekanos, kažkokiu tvirtovė. Slovakijoje yra tų visokių pilių šūdo visokio. Jau, kaip čia puiku. Puikus parkingas. Puikumėlis. Atvykta. Nu va, viešbutis 70 eurų Slovakijoje.
Kaina jau ne austriška ir ne prancūziška. Visai neblogai. Restoranas yra pačioj, viską. Vietos daug, nors manęs ir nereikia. Šiaip jo, visai nieko, žodžiu. Pabaiga šiandien, finišas čia. Diena nebloga, labai neblogai viskas praėjo. Karšta, lietaus nebuvo, kaip žadėta. Žodžiu, neblogai. Tai va, pabaiga žodžiu. Nu ką. Slovakija. Viešbutukas, neblogas. Visai nieko. Baigėsi viešnagė. Dabar planas kaliau su Google tiesiai 400 km į Lenkiją. Nes nelabai yra čia ką žiūrėti, plius karšta, belen kaip čia. Lemba vakar, būdavo kiekvieną vakarą praplaunu tos termo rūbus, tiesiog su vandeniu prapili, nes taip tie ten nuo prakaito smirda žiauriai, bet su vandeniu prapili ir viskas, jėga į tą prakaitą visą tas druskas nuskalauja ir būdavo visą laiką išdžiūna. Žodžiu, neišdžiūvo, tai dabar viskas šiek tiek drėgna, tai iš vienos pusės neblogai, bus biškį vėsiau važiuot, nes dabar 22 laipsniai, tai dar, nėra labai čia karšta, bet atšils oras. Gerai, galima gazuoti. Tai va, 400 km, Lenkija, ten už Zakopanės, Krokuvos jau žodžiu įvažiuosiu. Bus neblogai. Tada dar kokios porą dienikių ir viskas. Ir pabaiga. Blemba, pamiršau vieną dalyką padaryti, dėžę užrakint. Man atrodo. Reikia pažiūrėti. Nepamiršau. Viskas gerai, false alarm. Žiūrėsim, kaip Google'as nuves. Nes parinkta, kad be būtkių, be autostradų turėtų vesti tik tais įdomiausiais, gražiausiais keliais, nuostabiausiais. Posūkiai, kalnai turi būti slovakiški. Čia vakar lijo normaliai vakare. Su Perkūnija visi bairiai buvo. Šiandien rodo bus puikus oras. Tai netgi ne tik šiandien. Bent jau šičia. Rodo, kad jokio lietaus nebus savaitę į priekį. Nors ne, gal kažkiek rodo, bet rodo naktį, kai aš jau nebevažiuosiu. Kai jau man nebeaktualu. Tai va, pilta benzo. Liko 230 km. ...203 kilometrų iki finišo. Čia, kaip suprantu, Slovakijos visai nedaug liko. Keliasdešimt kilometrų. Važiuoju, tai keliai tokie, nestebuklas. Nes vis atrodo į kalnus važiuoju ir kelias nusisuka nuo kalnų, nusisuka. Žodžiu, avoidinu. Važiuoju va tokiais pagrindiniais keliais,
realiai per kaimus pastoviai, tas biški užknisa. Lemba įdomiai, vat, Lenkai Lenkijoje lekia, kaip akis išdegė. Čia Slovakijoje kažkaip biški velkasi, galiu pasakyti. What the fuck? Kodėl taip? Žodžiu, čia kažkur jau netoli Lenkija turėtų būti. Visai netoli. 107 km liko iki finišo. Buvo čia kažkur atsimenu ženklas, kažkokį 10 km, kad Krokuva 100 kem. Kelias šiaip sau čia, ne? Neįdomus iš tikro. Velkas, eismo daug. Taip sekmadienį. Žodžiu. Biški neįdomu. Kalnų nėra. Nieko gero. Pastoviai matau tik tokias miškus, kalvos tokias viskas. Na, nes mane pravedė taip čia navigacija. Nuo visų tų aukštesnių kalnų. Aišku, gali būti, kad aš čia biškį pakėlęs ant kalno dabar, ne visiškai ant žemės, ant jūros lygio. Nuo to į Lenkiją įlėksiu. Jau matau mepę sieną. O ir šitie kalnai baigsis visi. Lygumėlės bus. Net buferis išmestos mašinos. Šitariu Lenkijoje net keliai bus geresni. Realiai Lenkija visai neblogi. Danga visai nebloga pas juos. Tikrai neblogai ten susitvarkė. Nu, jau netoli visai Polska. Ir dabar kešas useless, nes aš turiu tik eurus. Tik kortelę, bet pas juos čia viską kortelę gali kalt. Erai nereikia jokių ten fucking keitimusi pinigų. Vsio. Lenkija. Ženklai. Varšuva 400. Čia papušintum. Paimtum net per šiandien autostradomis. Tada jau nuo Mocenė nuliptum, visas surakintas būtum, viskas, ten nugaros, viskas užsirakintų. Ir dabar Lenkai lėks. Slovakijoje nelėkė visai, jie kažkaip net keista buvo. Lenkai ir nelėkė, bet savo Lenkijoje tai jau jie gazuoja. Žodžiu. Dabar dominuos tokio tiesumo keliai. Kas čia pasidarė, iš kur čia tas vėjas? Tik įvažiavau į Lenkiją, vėjas atsirado. What the fuck? Mane šitai pasitinka. Blemba, šūdas. Ir dar toksai gaidiškas biškį iš priekio. Nepatinka. Opa, ne, galvojau, gal Tele2 sveikina atvykus į Lenkiją. Dar ne. What the fuck? Tai yra, žodžiu, su Lenkijai iki mano finišo 102 kilometrai. Dabar 1 valandą dienos. Valgyt net nenoriu, kažkaip net keista. Aš gal kai čia nesudeginė energijos jokios.
tiesiai sėdi ten, tai būdavo pastoviai dirbi, ten visai posūkį. Čia tai va, sėdi savo tiesiai, nieko nesudegini. Bet vėjas tai čia gaidys, iš šono toksai šala, gal biški taip kampu. Nepatinka. Na, nedaug liko. Lenkija, man atrodo, 8 ar 900 kilometrų iki Kauno, man atrodo, per visą Lenkiją. Čia nebaisiai. 2 dienelės. Ryt po ryt ir greičiausiai būsiu Lietuvoj. Žodžiu, užsibukinau viešbutį. 200 zlotų, nežinau, kas šitie 200 zlotų, man atrodo, ten iš 4 dalin turbūt reikia, kad į eurus paverst. Žodžiu, 3 žvaigždžių mieste viešbutis. Ir jeigu ten iš 4 su kapeikom dalinti, tai apie 50 kažkur kainavo. Lemą norėjau biškį jau geresnį viešbutį užsibukint, kad internetas būtų normalus ir mieste kokiam, nes čia tragedija čia. Biškį, jeigu ne miesto centre, toks biškį užkampiukas, nuo miesto, nežinau, lemba vis dar miestas būna, bet ne centras. Ir ten tragedija su internetu, ten toks negyvas, aš po lemba, man neišneša galva, kaip šiai dienai, šiais laikais gali būti toks šūdinas internetas. Net YouTube, pavyzdžiui, neina žiūrėti vakar irgi, va ten Slovakijai tas viešbutis, ten tragedija internetas. Tipo pilna rodo, bet jisai pastoviai trukinė. YouTube'as rodo 4:00 ar 4:08 kokybę ir tai striginėdamas, ten baisu, tragedija. Nežinau, ten apie kažkokį video uploadinimą, tai išvis galima pamiršti ten. Tragedija, žodžiu. Liko 114 km iki finišo. Bus ten kažkoks Tarnava ar koks ten miestas. Atvykti į viešbutį. 5. aukštas bus, viską matysiu. Žodžiu, pinigais, nežinau, 50 trūks kainavo. Žodžiu, įtariu bus gerai. Atvykta. Ką 50 pinigų gauna vietoj, kur nieko nėra. Jokių vaizdų, nėra turistų. Kambarys geras, patogi kėdė, stalas čia, Balkoną turiu. Vaizdas į niekur, į garažų masyvą. Nuostabu, nuostabu. Žodžiu, įveikta beveik 400 km šiandien. Įvažiuota Lenkija. Žodžiu, gerai pavažiuota. Viso, finišas, pabaiga šiandien. Ką, viešnagė baigėsi. Laikas išjudėti. Lyginant su Austrijom, visokiam Prancūzijom, tai čia viešbutis kapeikos. Bet daug geresnis. Fancy, sakykim. Žodžiu, nežinau, bandysiu šiandien gal iki Bialystoko daliek 407 km. Žiūrėsiu, lemba pirmadienį šiandien. Tas biški neraminam. Gali būt biški kamščiai. Nevažiuot per visokias Varšuvas.
Žiūrėsiu, kaip čia bus. Šitą miestą aš į priekį važiuodamas buvau apsistojęs. Ha. Realiai tas pats kelias. Randominį miestą meti ir pasirodo tas pats, per kurį atvažiavau. Tai va, žodžiu. 407 km įmanoma, jeigu ves tokiais keliais kaip vedė. Aišku, vedė per autostradas. Bet dabar aš nežinau, aš parinkęs, kad nevestų per autostradas. Taip toliau. Vis dėlto, tipo, aš nežinau, čia blemba, yra kelių mokestis, nėra, turėtų būti. Pas visus ant lango visokių lipdukų pilna, pastovi matau. Žodžiu, žiūrėsiu. Iš karto, va. Pusę kilometro nuvažiuota jau stoviu. Ha. Čia telefonas atsiuntė žinutę, kad tipo šiandien naktį audra, tipo jo fana, seek shelter, taip toliau. Nu ir rodo naktį, naktį kokią 8 gal. Tipo lietutis su žaibais. Gali būt biški įstels. Bet aš manau, jau būsiu gal toli nuo šitos vietos, gal jau kur būsiu, Belistoke, tikiuosi, tai ten jau nebus jokio fucking lietaus. Aišku, pirmadienis, darbo diena, įtariu, ir mentai jau atsibudę. Žodžiu, bus reikalų, fūros varys. Pilnu gazu čia. Visa Lenkija pilna tų fūrų, visur jos važiuoja. Neišvengiama, blemba. Žodžiu, bus keiksmažodžių užkulsiuose, nervų gadinimo. Vakar tai vietomis tie Lenkai tai taip nervindavo. Pėzė, taip vilkdavosi. Vėlen kaip ten jie. Žodžiu, įpyliau kuro. Pagirdžiau Honda. Liko 306 kilometrai. Važiuoju žiauriai įdomiu keliu. Iki tiek, kad net kaklą paskausta, nes tik tiesiai žiūri, net galvos nejudinė, ant kiek įdomu. Eismo daug. Ką padarysim? Bet iš tikro nebaisiai daug to eismo. Pasitaiko tokių visokių fūrų, taip toliau apsilenkė ir toliau svilini. Tie Lenkai lekia, greitį viršyje, man patinka, kaip jie važiuoja, dauguma. Tai būna gyvenvietėse aš jų nelenkiu, važiuoju paskui, nes jie gyvenvietėse normaliai važiuoja, gerai. Man patinka, kaip važiuoja. Aš nedrįstu taip gerai važiuoti per gyvenvietės. Wow. 100, rodė 100 vienu momentu. What the fuck? Nesivilk. Žodžiu, kas neblogai čia einasi, nėra baisiai karšta. 2,8 rodo mocas, tai visai normaliai. Vėjo baisiai nėra, iš ryto atrodė, kad yra, bet dabar, vis dar rytas. Anksčiau tiesiog prieš kokią valandą atrodė, kad biškį yra to vėjo, dabar visiškai nėra. Tai realiai visai gerai čia važiuojasi.
Neįdomu, belenkaip neįdomu. Nėra net į ką žiūrėti. Laukai, miškai, kaimai. Fucking taip nuobodu. Net jau pradedu svarstyti apie autostradą. Ten lygiai tą patį matyčiau, ką čia. Tik tais greičiau kilometrai rinktųsi. Aišku, man nepatinka autostrada, blemu labai triukšmų daug. Triukšminga. Muzikos beveik negirdi, pastoviai ūžia. Tas biški nervinam. Visi čia kelią įvedė, tai žvyrkeliais geresniais važiavau nei šitas kelias. Ir tas karpa kokį 10 kilometrų, va tokia. Tai čia šimtinė lėki, tai vietumės net jaučiasi, kad amortikai nespėja dirbti, nes jaučiasi, kad ratas net ore peršokinėja. Šūdas visiškas. Va, lėki, kratosi čia asfaltas, 100 greitis, užmiesčio kelią. Normaliai. Žvyrkeliais geriau eina. Tai toks, Tai man tai aš 100 savo laikau ir sklendžiu, su mašinom tai ten ragas. Nepalieksi. Ten sudaužysi viską, ten ir karterį pramuši, kai ten visas kelias toks išgaubtas visur, va. Žiauriai toks susibangavęs. Bet aštrių duobių nebuvo, tiesiog jisai toks visas kaldajobinai tokie. Na, bet įdomiau nei va tokiu keliu svilint man. Važiavimas, va, vaizdai va tokie pastoviai, arba miškai, arba laukai, smarvė belenkokia. Jeigu laukai, tai miškai geriau. Miškuose bent nesmirda, o laukai tai vajai. Tokia smarvė būna vietomis, kad žiauru. Tai va. Sau ir svilinu. Gerai. 100 kilometrų, aišku, jisai rodo, kad 100 kilometrų per 1,5 valandos nuvažiuosiu. Nes čia vien gyvenvietės, pilna jų. Žiauriai daug. Šiaip gerai, ne karšta labai, šilta, bet nėra, kad svilintų labai baisiai. Kai judi, tai viskas okei. Žodžiu, neblogai renkasi kilometrai. Tokiais kaimais būna įvažiuoji, šunkeliais ten praveda, būna pagrindinių važiavai, ten nusukai kažkokiais laukais, kaimais, šūtkeliais, ten važiuoji, žodžiu. Na, tiek, kad įdomiau biški. Opa, Bialystokas atvykta. Aš jau mieste, dabar tik iki viešbučio dasigaut. Nuo Bialystoko iki Kauno, tai jau ten. Aš dar galvau, sukau tokią mintį, gal netyčia jau kalti iki Kauno, šiandien ten 700 ir kiek kilometrų gaunasi. Galvoju, blemba, gal papušint, bet gali būti gerai, kad taip nepadariau, nes lietus. Gali būti, kad būtų taip, kad aš varyčiau toliau dar ir mane ten merktų lietus ir naktį važiuočiau per lietų, vėją, nu šūdas būtų. Man atsimenu, jau buvo prieš 5 metus, tai Palenkė visą nuo pradžių. Atsimenu, variau, galvoju, gal per 2 paskiau nusprendžiau, varau, pizdučia vakare. Grįšiu naktį. Galvoju, papušinsiu, tai ką, Lenkijos į pabaigą kalė lietaus normaliai, pylė kaip turi būti, merkė ir į Lietuvą
Žodžiu, iki namų, merkė belenkaip lietus. Dar tamsų naktį, atsimenu. Vau, buvo tragedija. Visas permirkęs grįžau. Nu tai kur čia tas čia kažkur tais apteka. Vilanova recepcija. Nu, parkingas nemažas. Nu va, atvykta. Bus neblogai. Viskas švaru, gražu, tvarkinga, nauja. Nebaisiai brangu. Žodžiu. Bus gerai. Internetas tipo turėtų būti geras pagal atsiliepimus. Tai, žodžiu, viso pabaiga šiandien. Ką, šnagė baigėsi. Kutensiu į Kauną. Viskas šiandien pabaiga. Šūdiniausia dalis, kad apsiniaukia ir žada audrą už greitai. Čia ant Bialystoko ir aš tikiuosi kažkaip, gal netyčia, išvažiuosiu iš to debesies, pavyks pasprukti. Tai šį greitai susisukau, kad kuo greičiau, tik greitai pusryčius. Gerai, kad pusryčius sakiau, kad anksti, tipo anksčiausiai 7:30, sako, galim. Tai sakau, davai 7:03. Aišku, aš nežinau, kad čia tas lietus bus, bet taip gavosi, pasisekė. Valgiau greit pusryčius, jokių kavų, nieko, svilinu. Primečiau kavos, galėsiu atsigerti degaliniai. Kuro reikės įsipilt. Tai reikia gal bandyti. 357, tai dar kokius kem kilų nulėkti, bandyti iš to Bialystoko pasprukti. Nes čia ragas. Ragas. Čia mane sulies. Kur ta mašina iš galo? Jisai čia. Atsiprašau, bet man dega. Čia gyvybės ir mirties klausimas. Kaip greitai aš iš čia paspruksiu. Kodėl dar raudona, kodėl mane stabdo? Va, iki Kauno 200 kilometrų. Kaip ir nedaug, easy. Anksti turėčiau būti Kaune. Apie pietus realiai. Nu, po pietų. 2-3 dienos. Svarbiausia, lietutis, kad nesukaltų manęs, o jeigu sukals, kad čiut ir tada iki namų saulytė švies. Labai tikiuosi. Turim, tai. Bledis, nu. Ką reiškia, turi viršyti normaliai greitį, kad pavyktų pralyst. Tai va, žodžiu.
toks progresas, nu, toks planas. Neparliek namo, negaut lietaus, kuo greičiau iš čia pasprukt. Tai va, nukirto mentai, susidrožiau 400 zlotų, važiuoju toliau. Septim buvo galima, nenusimečiau, žiūriu tolumoj, bybis ateina, blemba. Tai greitai, va, pys, supildė 5 minutės, su kortelė pliumpsio, varau toliau. Žodžiu, nežinau, čia 400 zlotų, čia 100 eurų nesigauna. Whatever. Sakau, nuo lietaus bėgau, juokėsi. Galėjo nebaust. Viršiau 26. Va, žodžiu, liko 108 km iki Kauno. Eismas sušūdinėjo. Oras, matau mėlyno dangaus. Greičiausiai aš išlindau iš to juodo dangaus, iš to viso šūdo ir greičiausiai aš negausiu lietaus. Fingers crossed, aišku čia, kad neprisišnekėčiau, bet giedrėja. Nes pagrindinis šūdas visas buvo tai ant Augustovo, grinai ten raudonas toks blynas. Tai ten yra blogis. Ir jeigu aš spėjau pasprukti iš ten, tai yra labai gerai. Labai gerai. Tai gal mano sėkmė biškiai pasisuks į gerą pusę. Lietuviški numeriai. Pirmi lietuviai per, nežinau, čia iš 3 savaičių. 4 savaitė. Pirmi lietuvai. Jų čia padaugės jau, kai artėjau prie Lietuvos. Faktas. Žodžiu, toliau keliaujam. Žodžiu, beveik Lietuva. Čia įsidomiai veda, nežinau. Gali būti dėl to, kad aš pažymėjęs, kad no motorways ir no tolls. Nes nelink Kalvarijos veda kažkaip tai ten. Ten kažkaip sivingiota. Fuck it. Pažiūrėsiu, nevažiavęs dar. Pažiūrėsiu, kur čia mane nuves. Arba į Lietuvą važiuoti, tada jau lapa. Oras pasitaisė, ne karšta, 23 laipsniai, puikus oras. Žiauriai gerai išsisukau iš lietaus, nuo lietaus tiksliau. Negavau, labai neblogai. Šiandien galvojau, šiandien nereikia viešbučio imti, bet vis tiek nučardžino ekstra mentai. Čia kaip viešbutis, fucking 93 eurai, man atrodo. Whatever. Nežinau iš tikrųjų, kiek Lietuvoje baudos. 26 viršijau. Jeigu kitą kartą Lenkijai būsiu, tai kitais metais, tai vėl būsiu nusinulinę. Gal. Nors nebūtų dar. Važiuočiau vis tiek kokią vasaros vidurį per Lenkiją. Whatever. Žodžiu, beveik Lietuva. Oi, turėčiau įvažiuoti, nes iki Kauno 125 kilometrai. Jaučiu važiuosiu ir kažkokiu keliu gaidišku, vos ne kai koks kontrabandininkas, į kokią kontrabandą, kai Europos Sąjunga. Laisvai čia gali vežti viską. Bet čia tikrai nevažiavęs į Lietuvą. Nežinau, kur siena iš tikro, bet kažkur netoliese turėtų būti. Priekį atvažiavau irgi per
per sieną, per kurią niekad nevažiavęs, ten kažkur per Lazdijus, kur ten. Dabar išvažiuosiu irgi čia, nežinau. Čia gal dar kokių žvyrkelių bus. Gal kokių žvyrkelių reikės paliekti. Čia per kaimus. Ūkininkai. Čia nesmierda. Nebarsto mėšlų srutom. O lietuvis, kaimietis koks nuvažiavo. Pėdė kelias, puikus kelias. Ir tuose kaimuose dažnai būna toks idealus asfaltas. Nei jis tai savo traktoriais, nei kombainais nesugadina jo. Nu, fūros neina, taip toliau. Kažkaip tais būna geras, idealus asfaltas. Ir belenkokio senumo. Tie einami keliai populiarūs, dažniausiai ten lopas ant lopo, viskas ten perasfaltuota 100 kartų, supista viskas, sugadinta, tragiškai. Aišku, čia toj bus taip, kad prisišnekėjau, toj suges kelias, prasidės duobės visokios, suplyšęs, taip toliau. Punskas. Turi bažnyčią, kaip ir visi. Čia turbūt, jeigu bažnyčios neturi, tai tu čia šūdinas kaimas. Turi turėti bažnyčią. Dar tokia fancy. Čia gal tas Punskas, čia miestelis nemažas. Degalinė neturi, matau. Marketas, viską. Miestelis nemenkas. Nu jau ne, aš tai tikrai taip nesivilksiu. Laiko turiu, bet kantrybės tai ne. Jau matau žemėlapį sieną. Eina. Kelią pagyriau ir sugedo. Visai suprastėjo. Jau net šikną kelt reikia nuo kėdės, kad stuburo nesodintų. Krestelėjimų gerų yra. Bet jau čia kaimas lietuviškai buvo užvadintas šitas. Bent jau ant akmens iškalta lietuviškai. O čia dar Lenkija. Kreivėnų išvažiuoju ir Sienis. Visio. Viskas, Lietuva. Nėra ženklo, kad Lietuva. Kur ženklas, kad Lietuva? Pagal žemėlapį jau kirtau sieną. Siena kirsta. Liko, kad Tele2 pasveikintų, bet čia vėliau. Dar jis nelabai supranta. Bet turbūt net ryšio nebus. O, lietuviški ženklai. Lietuviški ženkliukai. Kelias atrodo čia įdomesnis. Svarbu su kokia. Žinoma įdomesnis. Žvyrukas, mėgstamas mano, palaidas, bledi. Šūdinas. Kaip man patinka šitie žvyrkeliai. Arka.
Sustojam, pasižiūrim, ar net važiuoja koks. A, žiūrėk, ir baigėsi žvyrkelis. Nieks net važiuoja. Niekam čia nieko. Ai, nu čia. Kokia tarka. O, vaikelė čia. Dėžę nukries gali, nulaužt. Aš dėl dėžės ir pergyvenu. Nes dėžė ten su samodielnu laikikliu. Nes aš ją, kai nupirkau, padų negavau ir neturėjau laiko, tai ten buvo iš senukų kažkokios kardos nupirkta, išlenkta, prisukta ir varau. Vau, kokia šlykšti tarka. Vaikelė. Wow. Labai gili tokia, aštri. Žiauri. Eina šik. Labai kietai net amortikai daužosi. Toks jausmas kaip be oro. Daužytųsi kietai, taip aštriai į tą tarką. Nes šiaip būna ta normali tarka, tai važiuojate, aš net nejaučiu. Čia fignia kažkokia tai. Nu ką, Lietuva pasitiko žvyrkeliu. Oh well, whatever. Senoji Radiškė kažkokia. Nu, per čia tikrai niekad nevažiavęs į Lietuvą. Sienos nekirtęs. Bet čia, man atrodo, su žvyrkeliais dar ne pabaiga. Mockai. Žodžiu. Esmė, kad aš Lietuvoje, liko 100 kilometrų iki Kauno, iki namų. Jo. Nu ką, liko iki namų apie 30 kilometrų. Beveik parvykta beveik. Oras puikus, nuotaika gera. Kaip ir jau norėjosi namo. Dabar jau kaip beveik grįžau, kaip ir visai norėtųsi atgal. Nežinau, grįšiu namo. Praeis. Va, reikės dar nuliekmocą nuplaut, nupūst visas prancūziškas, itališkas dulkes, nes visas baisus, apsinešęs kaip velnias. Jau čia numetu daiktus namie ir tiesiai į plovyklą. Biški praskalbt motociklą. Jau grandinį reikės išplauti, taip toliau. Čia kol kas tripas, nežinau kiek čia dienų, beveik mėnesį užtrukau. Pinigų išsileido, net nežinau kiek. Gal kokios 5 štukos. Kilometrų, nežinau kiek. Gal kokį 9 tūkstančiai, gal 8, gal 10, nežinau, nemažai. Pamatyta daug visko. Naujų vietų pamatyta. Batonas buvo pirmas užsienį. Žvyrkeliu pavažiuota užsienį. Žodžiu, visai nieko tripas buvo. Visai patiko. Nežinau, kitais metais reikės galvot kažką. Gal iš tikro varyt kempingais. Gal prikolas būtų. Ten aš žinau, kaip būtų. Nuvarytum 1-2 kempingus, sakytum, nafik užkniso čia tie kempingai ir finale gautųsi, kad vežiesi ten visokias palapinės, taip toliau tiesiog ekstra bagažą, kurį tingi išpakuot. Sakės, koks triperis prieki, tie garso nefiga nevažiuoja. Vsio, Kaunas. Finišas. 4 kilometrai ir aš namie. Jėga.
Ratukas prasuktas. Nedidelis. Kažkiek tūkstančių kilometrų, kažkiek tūkstančių eurų. Žodžiu, pasivėžinta. Normaliai. Всё, parvykta. Viskas namie įveikta. Šaunu buvo. Viskas. Pabaiga viso tripo.